Ir šiandieną peptidai kaip tik laiku atėjo ir Lietuvoje nuo praeitų metų spalio, galime sakyti, ir čia yra atstovybė visai Europai. Tai yra labai malonu, kad Vilnius atstovybė visai Europai. Aš dar galiu pasakyti visai Amerikai, Australijai, Afrikai, Arabų pasauliui. Šiandieną mes galim šitą produkciją pristatinėti ir belgam, ir vokiečiam, ir jie su noru klauso, vien dėl to, kad čia naujos technologijos, naujas mąstymas. Ir šitą produkciją dar apie save labai daug ką pasakys. Bet kompanija turi devizą atjaunėjimas. Revitalizacija tai reiškia gyvenimo pratęsimas, o gražiau skamba atjaunėjimas. Antra, profilaktika. Daug kompanijų, kurios kalba apie profilaktiką. Ir trečia, darbas su probleminiais organais. Mes jau turime kol kas 19, turėsim daugiau. Bet visi šitie peptidai neturėtų jau mano akyse tos vertės, jeigu kompanija nekalbėtų apie sistemą. Aš ne už produktą, aš už sistemą. Ir jeigu juos gali įjungti sistemą, tai šalia aš pristatau jaunystės eliksyrą mezotelį. Čia peptidų nėra, bet čia yra cholinas, tokia medžiaga, kuri leidžia mums acetilcholinų pasigaminti, kad nesentų mūsų ląstelė. Čia yra glukola, čia yra vilkogė, kuri turi daug mikroelementų. Ir tai yra priešvėžinis. Paskaitykite gydytojas Petrenko iš Ukrainos, jis labai įdomu leidžia su Dekteriovo serija Zdorovje. Ir vienas iš tokių punktų, acetilcholino nebuvimas leidžia teikti vėžinį ląstelį, skaidyti toksinų. Acetilcholinas tai yra membranų fosfolipidų atidarimas ir išvedimas iš ląstelės. Ląstelė kūno mūsų paslaptis. Ir jeigu mes ją mokam išsivalyti, mes nesergam. Jeigu mokam tik ją atjungti, o tai dažniausiai vaistų pagalba, vadinasi, mes nebetenkam rezervo ir turim teisę sirgti, važiausiai po 35 metų, tam tikrom bėgom, o paskui daugėja. Tai turėtų mažėti, priešingai gaunasi. Tai va šitas produktas yra vadinamas jaunystės eleksyru. 3-4 mėnesių jūs pajusite odos tangrumą. 12 mėnesių, jeigu naudosite, 15-20% atjaunėsite. Kai nebūtų tokių maždaug konfliktų, ar atjaunėja, nesifotografuoja prieš gėrimą, tai paskui po 12 mėnesių nesifotografuoja. Ir pamatysit, sulyginsit, kaip tas 15-20% veikia. Bet turi būti sistemos. Ir kitas beauty yra su selenu ir cinku ir mezotelis neo su revestroliu. Tai yra antioksidantas arba vyno bukuliukai, vištų skonio. Ir tai yra produktai, kuriuos mes vadiname jaunystės eleksyru. Turime išorinius, kurie, kaip mezoterapija, gali atstatyti plaukus. Tik nesitikėkime, jeigu nuplikom, tai jau atstatys. Ne. Svogūnėlį pamaitins. Ir tokiu būdu įtrynus, čia yra tokia kaip pipetė, galima pradėti plaukam leisti apaugti. Irgi pagrindas mezotelį. Yra veidui dekoltė, todėl, kadangi veidas daugiausiai ultravioletų gauna ir dažniausiai iš veido mes žinom kokią žmogus. Ne iš kojas, iš veido. Kadangi daugiausiai toksinų kaupiasi mūsų išorėje, bet prieš tai naudojam vidų atstatyti, o čia yra patempti. Ir gali patekti akis, nieko nebus. Faktiškai šitas produktas kaip skystis, kaip mezotelis, tinka patempti odai. Ir čia bus atstatyti kūnai. Yra sugledęs kūnas, irgi mezoterapija tai yra naujovė. Turi visą eilę kompanija ir aktyvių papildų. Kaip sakiau, be jų mes niekur ir negalėsim judėti. Šiandieną yra, gal girdėti Australija, džasmokin, kurie gyvena saulės energijos. Arba saulės sedikai yra išvertus juos. Bet jin vis tiek susirgo onkologija. Vadinasi, iš tikrųjų, amino rūgštys reikalingos. Iš tikrųjų, tam tikrą mikroelementų reikalingi.
Bet šiandieną, kad to neįvyktų, mes pirmiausia turim sutvarkyti savo žarnyną. Imusilas, labai gražus pavadinimas, sila imuniteto arba imuniteto jėga. 4 produktai, bifido laktobakterijas, vitaminas C ir žuolė. Viskas veikia labai klasiškai. Imunitetą treniruoja ir žarnyną formuoja. Tik žarnynas, jeigu dirba gerai, neužkietėjęs ir nepralaisvas, gali įsisavinti maistą arba jį pašalinti. Kuo ilgiau užsibūna toksinai, tuo daugiau jūs turite problemą su jungiamo audinio, pirmiausia stoda, su akim ir taip toliau. Smegenys bus apsaugotas vandeniu. Kitas produktas, kuris prakošia mūsų toksinus, vadinasi šitas kepenis, bet produktas vadinasi regeneratas, atstatyti kepenimus. Artišokas labai gerai atnaujina kepenis. Kiaulpienių šaknis labai gerai suforma kepenis. Dihidrokvarcetinas vienas iš geriausių antioksidantų, geresnį žemėje nėra. Ir chondroitino sulfatas, žinot, kas tai yra. Tai yra atstatyti kremzlį. Matot, vis dėlto kepenis atsakingas už sąnarius. Kitas produktas, cinkas. Jeigu jo nebus, leukocitų, tai yra leukocitų pradeda blogai dirbti. Kraujo uždegimas jų garantuotas. Akių pablogėjimas garantuotas. Žydėjimo nagai išduoda, kad trūksta jauko cinko. Jis paleidžia 200 fermentinių reakcijų. Fermentai yra priekyje, tai yra gyvybę paleidžia. Bet čia yra dar glicinas. Cinkas be amino rūgšties silpnai dirba. Ir B6. Kas yra glicinas? 80% įeina į odą. Tai yra labai daug. 30% įeina į elastiną. Tačiau kaip amino rūgštis jau leidžia atjauninti odą. Kitas produktas mes jį vadinam miego karalystė, kalcis, magnis, D3AE vitaminai. Faktiškai nieko naujo tame, kad čia citratas. Tai yra 70% įsisavinimo. Ir šitas produktas, jeigu vakare, kai jį reikia tik vakare naudoti, gerai migdo. Kodėl? Elektrolitai dirba. Ir jūs juntate nebesudaužytas. Jeigu jūs neįsimiegoja sudaužyti, pas jumis nedirba elektrolitai. Galite parašyti, kad poliklinikoje jums nustatyti lašelinį statusą. Bet ten tie patys produktai bus. Bet tai bus diskomfortas. Kitas produktas, mes jį vadiname šviesa jūsų ląstelėje, omega-3, omega-6, fauna ir flora viename. Čia yra šaltųjų jūrų lašiša iš Airijos, čia yra raudonoji palmė ir soja. Tai yra augalas ir gyvis. Tai yra smegenim atstatyti membranas ir kitas membranas. Kitaip jums reikėtų naudoti 2 produktus. Čia yra 2 viename. Ir tai yra antidepresantas. Šviesos nebuvimas ląstelėje yra problema su pačia ląstelė. Ląstelės membrana yra baltymas, riebalas ir baltymas. Ir jeigu jis tampa cholesteroliu, nepraleidžia, niekas nesivalo, jūs niekada nenorite gyvenimą siekti, depresija garantuota. Suomiai pastebėjo tokių orų mažai depresantų. Už tai, kad šiaurės būtybė turi gauti šitą. Pietiečiai, mokslininkai visą laiką nusišnekės tą temą. Jie aiškins, kad to nereikia. Jiem nereikia, savo tam. O mum, kaip šiauriečiam, labai reikalinga. Šita kompanija yra įdomi to, kad ne tik mokslo kandidatai ir, pavyzdžiui, prezidentas Roman Pinajev kompanijas yra onkologas mokslo kandidatas. Ir bus, jaučiu, už kelių mėnesių onkologinė linija. Nors šita produkcija yra profilaktika, ten bus konkrečiai profilaktika, bus tam fonde jau po chemijos ir kai turi žmonės spinduliuotę ir 3 metastazės kai turi. Žmogus, kuris turi praktiką, sustabdyti vėžinius susirgimus 3-7 kartus. Tai yra labai daug. Ne vieną, ne 2, o mažiausiai 3. Tai yra jo praktika ir tai jo bus darbai. Nors dauguma darbų čia irgi jų yra. Jie paremtų mokslu, paremta ajurveda ir paremta 5 elementų arba tradicinė kiniečių medicina. Jeigu kepenų funkcija ir tvarko sąnarius, jie tai žino, o ar pastebėjo. Tai pastebėjo prieš 3000 metų kiniečiai stebėdami aplinką. Ir šita ajurvedinė linija yra per arbatas, pateiktas 22 arbatos. Ir šitos arbatos turi
tokia savybė. Pirmiausia, 4 arbatos pirmoje linijoje valančios, 13 darbas su tam tikrom mūsų organus probleminis, o ten visą liniją galite pasižiūrėti. Ten galite širdžią tvarkyti kepenis ir taip toliau. Ir turi didelį formą, kuri tinka ne tame, kas korimės. Žalia arbata, kad atstatyti jūsų mikroflorą, fermentaciją pakelt ir tvarkyti kraują. Yra 5 skonių ir visos arbatos turi žalios arbatos pagrindą. O 3-4 prijungtas veikia tam tikrus organus. Tai yra genialiai padaryta ir irgi mokslo kandidato padaryta. Mūsų viceprezidento. Kitas produktas, kuris vadinasi Reviline linija, tai yra kremai, bet mes nesame kosmetinė firma. Mes esame tie, kurie įdeda atjauninantį produktą, tai yra šiandieną kalbame apie peptidus. Visi kremai turi specifinius peptidus. Dėl to jie šiandieną 9 linijos. Pirma linija yra kojos, peptidas atstatyti zoną. Antras yra nuo raukšlių. 3, 4 yra dieninis, naktinis, antisoliulitinis, nuo strijų, nuo raudonųjų kapiliarų, nuo mėlynų spalvų, nuo šito mėlynų žvaigždučių parankojo. Tai va visa šita linija su skirtingais peptidais leidžia tvarkyti tam tikras problemas. Problemas reikia tvarkyti iš vidaus. Čia yra tik išorinis, kaip kapitalinis remontas. Tai vidus turi būti sutvarkyta šitą sistemą ir jungų šitą. Ir pavyzdžiui, dabar vyksta akcija. Ir ta akcija Europoje skamba taip. Zincilas, numeris 13 ir šitas čista koža. Ir jūs gaunate šitą, taip, dovanų. Matot, jūs šitą mokate, o čia yra sutvarkyti veido erkutę. O kodėl? Mes jau turime rezultatą. O jinai labai sunkiai tvarkosi. O su šitais rėm sutvarko, o jūs dar gaunate, kad smegenys gerai funkcionuotų, kad nervų impulsai būtų paleisti. Ir kompanija tokių akcijų darys kiekvieną mėnesį, jūs bus įdomios. Ir kiekvieną sykį jūs galite išlošti 20-30% papildomai. Jums už šitą nereikia mokėti, jūs gaunate dovanų. Tai čia kaip pavyzdys. Jeigu jums vieną kitą sistemą, mes galime tvarkyti skydliaukę, mes galime venų išsiplėtimą tvarkyti ir galime tvarkyti tas problemas, kur gydytojai sakys, tai nepagydoma. Šiandieną mes galime tvarkyti 90%. Neišgąstam jūsų. Tai tik 10, kai žmogus jau turi problemą. Apakės, nupjauta koja, gydas trofinės žaizdas, tai galima dar spręsti. Bet pirmiausia, žmogus turi duoti sutikimą, kad jis nori apie tai žinoti. Galiu pasakyti, kad jūs jau davė sutikimą, kad man atėjo pasiklausyti. Bet šiandieną daug kas inertiškai mąsto. Čia hormonai, čia genetika ir taip toliau. Žmogus šiandieną yra pirmiausia gerai pagąsdinamas, kad jis neturėtų savo nuomonės. Iš tikrųjų reikia parodyti unikalumą, žmogus turi teisę rinktis.